šiemetinė konferencija tai naujas bendras projektas, kurį vykdo Lietuvos sporto universitetas ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Ir ši konferencija yra turbūt vienas iš pirmųjų žingsnių moksliškai pagrįsti mūsų sportininkų pasirengimą Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms. Laiko liko nedaug iki olimpinių žaidynių, bet labai gerai, kad vyksta tokia konferencija, nes mokslininkų žodis yra labai svarbus rengiantis olimpinėms žaidynėms. Kiekvienas darbas duoda rezultatus, tik tai rezultatai gali būti teigiami ir be neigiami. Bet kiekvienas apgalvotas, pasvertas, moksliškai pagrįstas darbas duoda rezultatus ir tik tai teigiamus. Šiandieną be sporto mokslo siekti aukščiausių rezultatų tai yra praktiškai neįmanoma. Artėja vėl kiti nauji pokyčiai, į kuriuos mes turėsim reaguoti. Tai štai aš manau, kad būtent mokslo konferencija yra tas taškas arba tas atskaitos taškas, kuriame mes turim diskutuoti pačiam aukščiausiam lygiai, o po to siūlyti sprendėjams, įstatymų leidėjams keisti situaciją ir įtakoti, sakykime, tam tikrus sportinio rengimo kaitos aspektus. Konkurencija labai didelė, šimtai tūkstančių trenerių dirba visame pasaulyje, o olimpinis čempionas paruošia vienetai. Tai lygiai taip pat kaip ir sportininkų daug sportuoja, nori tapti olimpinis čempionas, o jis tampa vienetai. Mums reikia gaudyti visas žinias. Pats geriausias specialistas yra tas, kuris turi daug žinių ir sugeba tas žinias pritaikyti tam tikros situacijai. Taip pat šiandieną aš džiaugiuosi, kad tikrai pavyko surinkti labai galingų lektorių kolektyvą. Mums pavyko iš tikrųjų suburti tokį, sakykime, sporto mokslo atstovų elitą, kurie pasidalins savo žiniomis.